Ar jau ryšiai visi sujungti? Taip, sujungti. Tai galim pradėti posėdį? 10 valandų. Galim. Tai labas rytas visiems. Matau gerbiamas meras, administracijos darbuotojai, tarybos nariai. Kiek turiu informacijos iš Panevėžio savivaldybės tarybos biudžeto ekonomikos investicijų komiteto narių nedalyvauja tik Daiva Judelienė. Kiti visi 7 tarybos nariai dalyvauja. Šiek tiek neįprastų būdų vedam posėdį dėl mano čia tokių gyvenimiškų situacijų, bet tai yra teisėta ir viskas turėtų įvykti taip, kaip priklauso. Tai ką galim tartis dėl darbotvarkės? Ar yra kokių pasiūlymų dėl darbotvarkės? Aš nepritariu darbotvarkei, nes noriu nusišalinti nuo 2. Noriu nusišalinti nuo darbotvarkės tvirtinimo. Nuo darbotvarkės tvirtinimo nurodyti priežastį dar reikia. Nes 2 klausimai yra, dėl kurių noriu nusišalinti, nes mano žmona yra Naujamiesčio mokyklos direktorė. Supratau. Ar daugiau kokių nors pastabų dėl darbotvarkės ir jos tvirtinimo yra iš komiteto narių? Nėra, nematau ir nesigirdi. Tokiu būdu prašau balsuoti, kas už tai, kad leisti Daliui Dirsiai nusišalinti, svarstant pirmą mūsų darbotvarkės klausimą, tai darbotvarkės aptarimą. Prašau balsuoti. 1, 2, 3, 4, 5. Vytautas Gritėnas netau, susilaiko. 5 tarybos nariai pritarė, Dalius Dirsiai ir Vytautas Gritėnas susilaiko. Tokiu būdu suteikta teisė Daliui Dirsiai nusišalinti, svarstant darbotvarkę. Prašom palikti. Kad tikrai aš tarp kitko neprisistačiau, tai reikia parodyti kameroj, kad aš tikrai turiu dokumentą ir kad aš esu. Tai. Ar jau galim tęsti posėdį? Galim, Daliaus nėra. Tai gerbiami tarybos komiteto nariai, kas už tai, kad dirbtumėm pagal tą darbotvarkę, kur yra pateikta? Ar bendru sutarimu, ar nėra prieštaraujančių? Nesigirdi nieko, tokiu būdu darbotvarkė bendru sutarimu pritarta ir galim svarstyti pirmą darbotvarkės klausimą dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 24 dienos sprendimo numeris T34 dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2025-2027 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo. Irena Stankevičienė, prašom, Irena. Aš noriu pareikšti nusišalinimą nuo šito sprendimo svarstymo. Gerbiami tarybos nariai, kadangi jau Dalis prisistatė ir tos pozicijos nesikeičia, turbūt jo noras yra nusišalinti. Ar gerbiami komiteto nariai neprieštarauja, kas sutinka, kad Dalius Dirsiai nusišalintų? Prašau balsuoti dar kartą. 5 už, kad Dalius Dirsiai nusišalintų, galėtų nusišalinti, tą prašom išnaudoti galimybę. Dalius Dirsiai palieka salę, o mes prašom Ireną pristatyti sprendimo projektą. Labadiena. Sprendimo projekto tikslas yra pakeisti Panevėžio rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2025 metų vasario 24 dienos sprendimu T34. Sprendimo projektas yra parengtas bendradarbiaujant su savivaldybės administracijos finansų skyriumi. SVP papildomas nauja 5 socialinės atskirties mažinimo programos priemonė, projekto kompleksinės paslaugos kopa įgyvendinimas. Įgyvendinant priemonę, socialinių paslaugų centras teiks kompleksinės paslaugas šeimoms, konsultuos asmenys patiriančius sunkumų asmeninėme gyvenimo ar šeimoje, organizuos savitarpio pagalbos, socialinių įgūdžių vaikams ir paaugliams grupės, tėvystės mokymus, teiks šeimos mediacijos paslaugą. Planuojama, kad 2025 metais kompleksinės paslaugos gaus 30 asmenų.
Keičiant SVP, pirmos savivaldybės valdymo programos priemonės savivaldybės tarybos darbo organizavimas, aprašymas, papildomas informacija apie mero fondą, mero apdovanojimą padėkos ženklas ir Panevėžio rajono savivaldybės premijų skirimą. Taip pat papildomas tos pačios programos priemonės administracinės naštos mažinimo priemonių taikymas, aprašymas ir keičiami stebėsenos rodikliai. Taip pat patikslinami antros ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo ir 4 rajono infrastruktūros priežiūros modernizavimo ir plėtros programų priemonių pavadinimai ir informacija aprašyme. Tikslinamos 3 programos aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programos priemonės sumanaus kaimo strategijos projektų įgyvendinimas, stebėsenos rodiklio įgyvendintų projektų skaičius, siektinos reikšmės. Panevėžio rajono vietos veiklos grupės sumanaus kaimo strategija bus parengta ir pateikta nacionalinei mokėjimo agentūrai vertinimui iki šių metų lapkričio 30 dienos. Jeigu ją patvirtins, suplanuoti projektai bus pradėti vykdyti 26 metais, o baigti 28 metais. Atsižvelgiant į priimtus teisės aktus yra tikslinamos 7 strateginio veiklos plano programų finansavimo apimtis, visų išskyrus 8 programą. Sprendimui įgyvendinti 2025 metais finansavimas didinamas 263,6 tūkstančių eurų. Iš jų 63,4 tūkstančių eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijų, 200,2 tūkstančiai eurų ES finansinės paramos. Prašome pritarti projektui. Ar komiteto nariai turi klausimų pranešėjai? Negirdžiu ir nematau. Norinčių paklausti, ar yra norinčių pasisakyti dėl sprendimo projekto? Nėra, tokiu būdu bendru sutarimu galim pritarti šitam sprendimo projektui. Matau galvos linkčia ir girdžiu šnabždesį. Tokiu būdu sprendimo projektui pritarta. Antras sprendimo projektas dėl Panevėžio savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 dienos sprendimo numeris T/224 dėl Panevėžio savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Prašom, irgi Irena. Sprendimo projekto tikslas yra pakeisti Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašą patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 dienos sprendimu T/224. Sprendimo projektas yra parengtas atsižvelgiant į pasikeitusias nacionalinių teisės aktų reglamentuojančių strateginį planavimo nuostatas, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 lapkričio 7 dienos sprendimų numeris T/239 pakeista Panevėžio rajono savivaldybės 2023-2030 metų strateginį plėtros planą ir pasikeitusią savivaldybės administracijos struktūrą. Apraše yra patikslintos vartojamas pagrindinės savokos, programų koordinatorių pagrindinės funkcijos, papildyti savivaldybės strateginio planavimo sistemos dalyviai ir planavimo dokumentai. Taip pat patikslintos strateginio plėtros ir strateginio veiklos planų organizavimo tvarkos, perkeliant informaciją, sumažintas skyrių skaičius. Patvirtinus aprašo pakeitimus taps aiškesnė strateginio planavimo sistema ir efektyvesnis veiklos koordinavimas savivaldybės administracijai įgyvendinant strateginiuose planuose suplanuotus tikslus, uždavinius bei priemonės. Prašome pritarti projektui. Ar yra norinčių paklausti komitetų narių? Nėra. Ar yra norinčių pasisakyti dėl sprendimo projekto? Nesimato, visi puikiai susipažinę. Tokiu būdu, ar galim bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui teikiamam? Galim ir sutarėm, kad bendru sutarimu pritarta pristatytam tik Irenos Stankevičienės sprendimo projektui. Ačiū Irenai. Trečias sprendimo projektą pristato Šarūnė Karalevičienė dėl Panevėžio savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 24 dienos sprendimo numeris T/35 dėl Panevėžio savivaldybės 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Prašom, Šarūnė. Aš noriu nusišalinti nuo sprendimo svarstymo, nes yra klausimas susijęs su Naujamiesčio mokykla, nes mano žmona yra Naujamiesčio mokyklos direktorė. Ačiū. Gerbiami komiteto nariai, ar galim pritarti Daliaus prašymui ir leisti jam nusišalinti nuo šito sprendimo projekto svarstymo? Kas už tai, prašau balsuoti? 1, 3, 4, 5, visi 6 pritarė, kad Dalius Dirsiai būtų suteikta teisė nusišalinti nuo sprendimo projekto svarstymo ir priėmimo. Prašom, Šarūnė.
Sprendimo projektas yra parengtas vadovaujantis naujais teisės aktais, įstaigų prašymais ir vykdomais projektais. Pagal asmens su negalių teisių apsaugos agentūros direktoriaus įsakymą yra mažinami asignavimai 1600 eurų negalių reabilitacijų paslaugoms teikti. Pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimą didinami asignavimai 29 500 eurų. Tai yra skiriama ukrainiečių priėmimo išlaidoms kompensuoti savivaldybei. Ir taip pat yra vienas neįtrauktas teisės aktas, kuris buvo gautas po paviešinto aiškinimo rašto, tai yra mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento, pagal kurio didiname asignavimai 3000 eurų savivaldybei mobilizacijos funkcijai atlikti. Tai bus patikslinta. Siūloma sumažinti asignavimus 29 000 eurų švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kuruojamoms programams įgyvendinti ir skirti juos prisidėti prie Lietuvos Respublikos kultūros ministro skiriamo finansavimo meno kolektyvams įsigyti instrumentus ir kostiumus. Tai būtų Naujamiesčio kultūros centrui dailės galerijai 2400 eurų, 1200 eurų Krekenavos kultūros centrui, 3300 eurų Šilogalio kultūros centrui, 1200 eurų Paistrio kultūros centrui, 2400 Vadoklių kultūros centrui. Taip pat prisidėti pasiruošimui artėjančiai 2026 metų moksleivių dienų šventėje, atsižvelgiant į kultūros centrų meno kolektyvų poreikį, 10 000 Krekenavos kultūros centrui, 4500 eurų Naujamiesčio kultūros centrui dailės galerijai ir 4000 Paistrio kultūros centrui. Taip pat siūloma skirti papildomams prašymams 25 000 eurų savivaldybės administracijai, iš jų 15 000 projekto visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas Panevėžio rajone ir Šiaulių rajono mokyklose vykdymui, 10 000 maisto atliekų rūšiavimo konteineriams įsigyti, 3500 eurų Miežiškių seniūnijai, iš jų 1500 automobilio Kia Sportage remontui ir 2000 viešųjų erdvių priežiūros išlaidoms apmokėti, 1500 eurų Vadoklių seniūnijai tilto per Aptekos upelę atitvarų remontui, 11 600 eurų Naujamiesčio seniūnijai, iš jų 9 000 eurų pastato likvidavimui, 1100 eurų vaizdo stebėjimo kamerų pakeitimui Naujamiesčio centrinėje aikštėje ir 1500 eurų seniūnijos automobilio Mazda CX remontui. 9 000 eurų Smilgių seniūnijai Pereikšlių kaime Taikos gatvė 5 esančios krepšinio aikštelės dangos atnaujinimo darbams. 10 400 eurų Raguvos gimnazijai, iš jų 6 600 eurų papildomam logopedo specialiojo pedagogo pareigybės išlaikymui ir 3 800 eurų antrojo mokytojo pusę etato pareigybės išlaikymui, kuris nebėra finansuojamas iš projekto Atviros klasės visiems. 29 900 eurų Velžio gimnazijai, iš jų 4 000 eurų papildomo mokytojo padėjėjo pareigybės išlaikymui ir 25 900 eurų antrųjų mokytojų 3,5 pareigybių išlaikymui, kurių nebefinansuoja projektas Atviros klasės visiems. 5 000 eurų Naujamiesčio mokyklai traktoriuko Žaliapjovės įsigijimui, 3 700 eurų Ramygos kultūros centrui darbuotojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimui. Taip pat siūloma sumažinti savivaldybės administracijos asignavimais 135 800 eurų savivaldybės deleguotų lėšų ir jos skirtų socialinių paslaugų centrui, 18 pareigybių, kurios pereina nuo spalio 1 dirbti socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų išlaikymui. Siūloma sumažinti po 6 000 Raguvos gimnazijai ir Ramygalos gimnazijai darbo užmokestį ir juos skirti švietimo centrui papildomam vieno psichologo pareigybės išlaikymui. Visos savivaldybės pajamos yra didinamos 266 600 eurų. Tai kol kiti sugalvos klausimą, kaip čia Ramygala ir Raguva po 6 000, kodėl kas ten atsitiko, kad jie... Šitos mokyklos turi laisvus psichologo etatus neužimtus jau kurį laiką ir tam, kad paslaugą gautų, jie gaus iš švietimo centro, kuris įsteigia papildomą vieną psichologo etatą. Jis aptarnaus šitas 2 mokyklas. Ačiū. Ar daugiau komiteto nariai klausimų turi pranešėjai? Man kilo klausimas. Čia, žiūriu, yra parašyta beveik dauguma kultūros centrui skiriamos lėšos patalinės įsigijimui, žiūriu, Krekenavai 10 000. Čia ne patalinė, čia yra kostiumai. Tautiniai. Čia patalinės. Yra toks ekonominis straipsnis, yra apranga ir patalinė. Yra skirstama pagal biudžeto išlaidas.
Tai yra vienas, vienas ekonominis straipsnis patalinė ir apranga dedama į vieną eilutę. Tai tiesiog Kas čia per apranga, kas čia... kostiumai, tautiniai kostiumai. Tai taip ir rašykit, kad rūbai čia rašo tą aprangą ir patalinę. Tai čia. Nes taip, Galvoju, gal jie mėgos dienos metu kultūros centrai nusiperka daug čiužinių. Nes įstatymai yra straipsnis, jis taip vadinasi, įstatymo nustatytas pavadinimas, ne mes sugalvojam. Patvarkačiu. Tai tada jau Galbinas paklausė ir aš tik taip, tiesiog nereikia atsakymo. Man atmintis dar leidžia, kad mes tos tautinius kostiumus pirkom mano atminty, dabar perkam. Jų nurašymo tvarka, kada nebūt, man pasakykit, patys kultūros centrai nurašo ir kiek jų dar lygiai skaitosi, jeigu būtų kažkada. Tai čia nebūtinai šiandien, nebūtinai rytoj, bet tiesiog informacinis toksai. Kas juos nurašinėja? Patys kultūros centrai turbūt nurašinėja. Jeigu tai yra kultūros centro nuosavybė, tai taip, kultūros centras nurašo. Aha, ir ten, aišku, yra normos, viskas tvarka garantuotai tam nurašymui galiojanti. Taip? Taip. Ar dar turite komiteto nariai klausimų šitam svarbiam sprendimo projektui? Ar yra norinčių pasisakyti? Nematau ir negirdžiu. Tokiu būdu, ar galim bendru sutarimu sutarti, kad šitam sprendimo projektu pritartume? Ačiū labai, pritarta bendru sutarimu ir tikimės, kad taryba taip pat pritar šitam sprendimo projektui. Ačiū, dalį dirsę gražinkite į posėdį. Ačiū Šarūniai. Ir kviečiam jau Jadvygą Martau ateina. 4. sprendimo projektas dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn. Dalyvauja, nežinau ar dalyvauja, nesimato, bet galbūt dalyvauja Vilma Jotgalvytė Baranovska ir Opitės seniūno pavaduotoja Toma Šeštokienė. Prašom, Jadvyga. Labadiena, parengtas sprendimo projektas pirkti neskelbiamų dėrybų būdų nekilnojamą turtą 4 butus esančius Upitės kaime, Ėriškių 16, tai kad galėtų įgyvendinti vietos veiklos grupė projektą Sumaniųjų kaimų strategiją ir teikti parašką finansavimu pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros po 23-27 metų strateginio plano intervencinė priemonė Sumanieji kaimai. Tas pastatas yra Upitės dvaro sodybos teritorijoje. Pastatas sudaro 51% turi Panevėžio savivaldybė kaip kultūros namus ir yra 4 butai. Tiek. Ačiū. Ar turite klausimų pranešėjai? Aš čia tik pasitikslinti, čia tas medinis pastatas prie amatų centro, ar ne? Taip. Ačiū. Ar dar turite klausimų? Ar yra norinčių pasisakyti dėl sprendimo projekto? Nėra, tai bendru sutarimu sutarėm, kad šitam sprendimui projektui pritarta. Taip? Sutarėm bendrus sutarimus pritarta sprendimo projektui ir 5. sprendimo projektą dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą, taip pat Jadvyga, prašom pristatyti. Pateikė Šilų bendruomenė prašymą įregistruoti buveinę mūsų savivaldybės nuosavybės teise valdoma pastate darželį su medpunkto patalpomis esanti Vilties gatvė 5 Šilų miestelyje. Jiems reikalinga sutikimas, kadangi yra savininkas savivaldybė. Ar turite klausimų pranešėjai? Aš turiu klausimą, o kodėl jie pas savo, kur bendruomenės namai negali registruotis? Jie pagal panaudą čia ir naudojasi. Panaudos sutartis yra įregistruota šitam pastate, tai šitam pastate registruojasi. Pas notarą tvirtina naujus įstatus ir reikalingas notarų sutikimas, kad savivaldybė kaip savininkas sutinka, kad jie registruotų buveinės adresą. Gal aš nesupratau, Jadvyga. Jie turi gerus, puikius bendruomenė savo namus. Tai yra savivaldybės nuosavybė, bet jie pagal panaudą juos valdo. Šilų, Vilties gatvė 3 Šilų miestelėje. Aišku. Žodžiu, viskas tvarkoja tada. Ar dar yra klausimų? Ar yra norinčių pasisakyti? Nėra, tai bendru sutarimu, taip. Bendru sutarimu sutarėm, kad sprendimo projektui pritarta. Tada dėl turto perdavimo panaudos pagrindais 6. sprendimo projektas.
parengtas sprendimo projektas perduoti panaudos pagrindais 10 metų. Savivaldybė valdo valstybės turtą, patikėjimo teisę, tai yra gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonė automobilė. Tai sutartis buvo 14 sudaryta, kai gavom iš valstybės ir dabar pasibaigus jiems reikalingas kaip rezervinis tas automobilis, tai dar sudarom tą nustatytą tvarką, o taryba turi valstybės turtą, perduoda savo įstaigoms tarybos sutikimo. Ačiū. Ar man Blaževičius neįvykdė prašymo, tai aš dabar paklausiu, man jis siaubą kelia už Kamazo vertę 173 000. Ar jie nenusidėvi, ar kaip čia yra 90 kelintų metų gamybos kaba 173 000. 94 metų yra ir vyriausybės nutarime mums kaip perdavė buvo tokia suma. Taip, bet O likutinė vertė 0 ir nusidėvėjus yra, bet įsigymo ta vertė ir eis iki galo, kol tas automobilis bus, nes tokią gavom, tokia ir apskaitos skyrius mūsų. Nu, paskui bagoti labai atrodysim, kai tokie pinigai mums. Nu, jeigu taip yra, tai yra. Tai ką tada? Ar dar turite klausimų? Ar yra norinčių pasisakyti? Nėra. Tai bendru sutarimu sutarėm, kad sprendimo projekto dėl turto perdavimo panaudos pagrindais pritarta, taip? Bendru sutarimu pritarta. Ir 7 sprendimo projektą dėl patalpų nuomos. Jadvyga, prašom pristatyti. Parengtas sprendimo projektas leisi savivaldybės administracijai 5 metams išnuomoti viešo nuomos konkurso būdu finansinių paslaugų teikimo veiklai 12,88 kvadratus Laisvės gatvė 13 Raguvos miestelėje, 22,62 kvadratus Naujamiesčio miestelė Salomėjos Nėries gatvė 14. Tai tos patalpos buvo naudojamos kredito unijos ir toliau manome, kad jie dalyvaus konkurse ir jas nuomosis. Ar turite klausimų pranešėjai? Komiteto nariai, ar norite pasisakyti dėl sprendimo projekto? Nėra bendrų sutarimų, galim pritarti šitam sprendimo projektui? Taip, matau, kad galim pritarti. Taigi, tokiu būdu sprendimo projektui dėl patalpų nuomos pritarta. Ačiū Jadvygai. Ir 8 sprendimo projektas dėl sutikimo perimti Panevėžio Rajono savivaldybės nuosavybėn nuotekų šalinimo tinklus ir jų perdavimą pagal turto patikėjimo sutartį. Prašom, dar Jadvyga tęsti. Atsižvelgus iki 24 metų gegužės 29 dienos Panevėžio Rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, parengtas sprendimo projektas sutikti perimti nuotekų šalinimo tinklus esančius Velžio seniūnijoje Katinų kaime Kabelių gatvėje, tai yra 312,28 metrus ir perduoti juos viešai įstaigai Velžio komunaliniai pagal patikėjimo sutartį. Ar komiteto nariai turi klausimų pranešėjai? Negirdėti ir nematyti. Ar yra norinčių pasisakyti dėl sprendimo projekto? Nėra. Norinčių bendrų sutarimų galim pritarti? Matau, kad yra toks pritarimas, tai bendrų sutarimų pritartam Jadvygos pristatytam sprendimo projektui. Ačiū. 9 sprendimo projektas pristato Jonė Baronaitė Šniutė dėl leidimo savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą V.L. Labą dieną. Šiuo tarybos sprendimo projektu siūloma leisti savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą VL. Šių metų balandžio mėnesį moteris nuvykusi aplankyti savo senelio kapavietės esančios Naujamiesčio kapinėse pamatė, kad yra suskaldyta dalis kapavietę dengiančios plokštės. Ir moteris iš tikrųjų nežinodama, kas įvyko, kreipėsi į seniūniją ir jai buvo paaiškinta, kad tiesiog lūžo medžio šaka, kuri krito ir susidaužė tą plokštę. Ir moteris, aišku, kapavietę susitvarkė, bet neturėdama finansų tvarkė tik tai pusę. Ir sakė, kad šiuo metu tiesiog skiriasi spalvos plokščių. Ir kapavietės sutvarkymas kainavo 950 eurų. Moteris pateikė sąskaitą faktūrą, kuri tą patvirtina. Ir tiesiog kreipėsi ir prašo, kad ši suma jai būtų kompensuota. Kadangi pati moteris yra deklaruota gyvenamoji vieta yra mieste,
Tai pagal mūsų tvarką jinai gali to prašyti tik per tarybą. Ačiū, gerbiami komiteto nariai, ar turite klausimų? Ir dar tik tai noriu tada pasakyti, kad prašom tarybos nuspręsti, ar visą sumą kompensuojam, ar tik tai dalį. Kokios nuomonės? Na, turbūt 100 eurų čia mums skirtumas. Nebėra ką čia skaičiuoti. Jeigu jau žmogui tikrai nelaimė, bet tų medžių tikrai daug ir tokių bėdų gali atsitikti bet kada. Tai ką, pritarėm visą? Kaip? Visą girdžiu. Visai sumai pritarėm. Tai gerai, tokiu būdu bendru sutarimu, taip. Bendru sutarimu pritarėm, kad tam teiktam sprendimo projektui būtų pritarta. Ačiū. Ir sekantis 10 sprendimo projektas dėl vidutinių kietojo ar kitokio kūro kainų taikomų būstų šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos atvažiuoti patvirtinimo. Prašom, Jonė. Vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos apskaičiuojamos atsižvelgiant į šildymo būdą, energijos ir kūro rūšį, bei nustatytas ir patvirtintas kainas. Tai centralizuoto šildymo kainos yra patvirtintos įstatymais. Pagal yra dar šildoma ir apskaičiuojama kompensacijos pagal kiekvieną mėnesį pagal apskaitos prietaisų rodmenis ir pateiktas išlaidų čekius. Ir yra kitas būdas, tai yra būtent tie asmenys, kurie šildosi kietuoju ar kitokiu kuru, tai šias kainas tvirtina savivaldybės taryba. Ir pagal šias kainas tada yra skaičiuojama kompensacijos. Tai buvo rugsėjo mėnesį padaryta tokia kainų tyrimas ir iš 3 išvesta vidutinė kaina, tai yra pateikta ta lentelė. Tai siūlom pritarti sprendimo projektui ir patvirtinti tokias kainas. Ačiū. Ar komiteto nariai nori paklausti pranešėjos? Albinas, matau. Klausimas būtų, kiek žmonių naudojasi šitą paslaugą? Kiek remiam žmonių? Žinokit, žmonių skaičiaus neturim. Čia tikriausiai yra tik tai, kiek yra skiriama išlaidų. Bet šiai dienai nepasakysiu, reikėtų klausti buhalterės, kiek yra panaudota pinigų. O Jonė, kaip persidarėt maždaug taip? Bet sumas nemažas. Didelės tokios sumas buvo. Kokios sumas buvo? Buvo didelės, iš tikrųjų sunku atsakyti, yra šiuo metu kokios sumos, bet labai daug žmonių kreipiasi, kadangi daugam priklauso šildymo kompensacija. Ir dabar jau mes turim be galo daug prašymų, kurie kreipiasi atlyginti už šildymo kompensaciją, nors šildymo sezonas dar neprasidėjo. Nu tai jie turi teisę prašymus teikti visam sezonui, taip kad čia... Galėsim iš tikrųjų tarybai patikslinti, kiek buvo asmenų, kokie skaičiai buvo išleisti pernai metais už šildymo sezoną. Bet išlaidos didėja šitos, ar ne? Didėja? Didėja. O kaip jūs nustatot kainas? Sakė čia kainas, kokio būdu nustatot tas kainas? Vadaleiskim birkėtai, domėjausi, žiūriu, kur čia birkėtai? 22 eurai. Tai tiesiog jos buvo žiūrimos internete ir įmama vis tiek, kas teikia Panevėžio rajone. Ir tos kainos, tai ir buvo žiūrėta tiesiog internete, ką siūlo, kokias kainas, 3 tiekėjai pasirinkti ir išvesta vidutinė kaina. Jos tikrai didėja palyginus su praeitais metais? Su praeitais metais tikrai nedidėja stipriai, išlieka panašiai tokios pačios. Dar ko, ačiū. Ar dar turite klausimų pranešėjai, komiteto nariai, ar yra norinčių pasisakyti? Nėra, tai bendru sutarim galim pritarti šitam sprendimo projektui?
Galim bendru sutarimu, pritarėm Špano pristatytam sprendimo projektui, dėkojam už šitą sprendimo Jonei ir 11 sprendimo projektą taip pat Jonė pristatys dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 26 dienos sprendimo numeris T/222 dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Prašom. Tai sprendimo tikslas yra pakeisti tvarkos aprašą. Iš tikrųjų, įstatymas nesikeitė, bet praktikoje pastebim tokių, dirbant tiesiog iškyla tokių nesklandumų. Tai norint patobulinti, iš tikrųjų tai kaip ir tobulinam tą tvarkos aprašą, tai vienas iš esminių punktų yra, kad vienkartinė pašalpa skiriama arba neskiriama administracijos direktoriaus įsakymu. Tačiau yra viena tokia pašalpa, tai yra būtent asmenims grįžusiems iš įkalinimo įstaigos ir ši pašalpa turi būti išmokama per 24 valandas. Ir susiduriam su tokia situacija, kada yra rengiamas direktoriaus įsakymas, jisai turi pereiti per kitų skyrių vedėjus, patvirtintas, tada direktorius pasirašo ir praktikoje yra taip, kad ta pašalpa skiriama tik tai per 2 dienas. Tai iš tikrųjų mes pažeidžiame įstatymus ir tiem žmonėm neišmokama per parą tos pašalpos. Tai, kad taip nevyktų, siūloma yra dabar, kad būtent šitą pašalpą jinai būtų skiriama skyriaus vedėjo sprendimu. Ir dar toks papildymas yra, tai būtent dėl išimties tvarkos pašalpų skirimo ir čia susiduriam su praktikoje su tokia situacija, kada žmonės prašo, gyvendami sodo namuose, prašo šildymo išlaidų kompensacijos, o kompensacijos pagal įstatymą yra skiriamos tik tai gyvenamosios paskirties patalpoms, o sodo namai šiaip yra negyvenamosios paskirties. Tačiau savivaldybė turi teisę išimties tvarka tokiem asmenims skirti. Ir iš tikrųjų praktikoje susiduriam su, galima sakyti, tokiu piknaudžiavimu žmonių, kada jie rekonstruoja sodo namą, pasistato tikrai didelį ir matosi, kad rekonstrukcija tikrai yra brangi ir jo neregistruoja kaip gyvenamosios patalpos ir tada prašo kompensacijos. Tai norėdami taip kaip ir užkirsti tam tokiam piknaudžiavimui kelią, siūlome, kad taip, pirmą kartą išimties tvarka būtų skiriama žmogui, nes galbūt jisai nežinojo, bet jeigu jis kreipiasi dar kitais metais, tai arba jisai turi būti susitvarkęs ir įsiregistravęs, kad gautų teisiškai tą kompensaciją, arba tada turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jis negali to padaryti. Ir jeigu jis nepateikia, nesusitvarko, tai kad galėtume tos kompensacijos neskirti. O čia deklaravimas vietovės? Tai jie turi būti ten deklaruoti. Bet čia yra, kada yra neįregistruota kaip gyvenamosios patalpos. Ir iš tikrųjų net tada ir vertė, nes mes kai vertinam turtą, tai tas sodo namelis įvertintas 18 000, ta sena vertė yra, o tu realiai matai, kad stovi 100 kvadratų namas, kurio tikriausiai vertė yra tikrai ne 18 000. Tai gal vis tik galvoti reikia apie tą nei vieną kartą neskirti pašalpos, o tiesiog, jeigu susitvarkys už praėjusį laikotarpį kompensuoti, dabar jis vieną kartą vis tiek gaus kompensaciją ir toliau, kaip sakyti, įkurtuvėm padės tuos pinigėlius. Bet, žinot, žmonės ne visą. Matė šitą sprendimo projektą? Pritarė jam? Man atrodo, aš pernai buvo teismo sprendimas panašiai klausimą. Buvo teismo sprendimai, mes neskiriam, bet teismas, kaip ten sakė, jeigu nuolatinai gyvena tam sodo namelį, tai jį galima traktuoti kaip gyvenamą namą, prašom kompensuoti šildymą. Čia kaip Vilniui Navickienės maždaug. Panašiai, čia tokie niuansai. Ir kai kada mes galim vienokią nuomonę turėti, žmonės kreipiasi į teismą, būna kitokie sprendimai. Taip, kad bandom be teismo tą išspręsti. Tai vis tik mokėta vieną pirmąją tą išmoką. Ko gero, kad taip. Kaip komiteto nariai mano? Ar turite klausimų? Ar yra norinčių pasisakyti?
Nu tai ką, paliekam tarybai spręsti, pritarėm ir tarybą. Galutinį tašką. Gerai? Pritarėm bendrų sutarimų tada teiktam sprendimo projektui ir žingsniuojam prie Virginijos Savickienės pristatomo 12 sprendimo projektą dėl Pandžaino savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 29 dienos sprendimo numeris T/188 dėl mokėjimo už socialinės paslaugos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Prašom, Virginija. Labą dieną. Šis tarybos sprendimo projektas irgi yra paruoštas atsižvelgiant į mūsų kasdieninius tokius skaičiavimus ir į mūsų pastebėjimus, kai apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose visą laiką gyventojai gaudavo nemokamas socialinės priežiūros paslaugas, nes būdavo tokie gyventojai dažniausiai, kurių pajamos, pensijos nedidelės ir jiem pagal visas tvarkas priklauso nemokama paslauga. Bet yra dabar taip, jau turim gyventoją, kurio pensija tikrai nemaža ir jis privalo mokėti už savarankiško gyvenimo namuose, už paslaugas, kaip apgyvendinta savarankiško gyvenimo namuose. Nebuvom to įsirašę į mokėjimo tvarką, kuri patvirtinta yra rugpjūčio 29 dienos 2024 metų sprendimu, todėl ir prašom pakeisti mūsų tvarkos aprašą ir įrašyti būtent apie asmenis, kurie gauna paslaugą savarankiško gyvenimo namuose, koks turėtų būti mokestis jiems paskaičiuojamas už gyvenimą būtent šituose savarankiško gyvenimo namuose ir atsižvelgianti tai būtina tada papildyti tvarkos aprašą dar vienu nauju 5 priedu, kur būtų paskaičiuojamas jo mokėjimas. Tai siūlom pritarti šitam mūsų sprendimo projektui. Ar turi gerbiami tarybos komitetų nariai klausimų pranešėjai? Ar yra norinčių pasisakyti? Nėra, galim bendrų sutarimų pritarti teikiamam sprendimo projektui. Manau, kad prieštaraujančių nėra, bendrų sutarimų pritarėm teikiamam sprendimo projektui. Aš tik tiek po viso pritarimo pasakysiu, kad čia tiek subtilybių yra tuose socialiniuose įvairiuose sprendimų projektuose, kad taryba faktiškai pastatoma, kaip sakyti, kaip įkaitas beveik, nes išstudijuoti mums ir susipažinti ir užtikrinti, kad tai teisingas mūsų padarytas sprendimas praktiškai neįmanoma turbūt. Aš paprastai skaitau tuos sprendimo projektus, bet ten susijęta su praėjusiu, su ankstesnius pakeičiant pataisant, papildant praėjusi. Žodžiu, mes balsuojam kaip žasiukai. Tiesiai šviesiai. Gerai, pritarėm ir žingsniuojam prie 13 sprendimo projekto dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, skliausteliuose gatvių statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2025-2027 metų objektų prioritetinės eilės patvirtinimo. Prašom, Raimonda. Labą dieną. Į komitetus ir jau ateinu su prioritetinė eilė šiais metais 3 kartą. Bet koks pakeitimas turi būti, bet kokiam pakeitimui turite jūs pritarti. Taigi, ta prioritetinė eilė mūsų pareigoja kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas susidaryti ir pagal Via Lietuvos buvusi kelių direkcija nurodymus mes ir darome tą prioritetinę eilę. Tai reikia vieną kartą įtraukti tik tai statybos darbus, rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskui jie užsimano, kad reikia paprasto remonto darbus įtraukti, kurie atliekami daugiau kaip 1000 kvadratų, paskui paprastojo remonto darbų nereikia. Ir šiuo metu paprastuosius remontus į šitą eilę įrašom. Tai vat pagrindinė priežastis, kodėl dabar kreipiamės į jūs patvirtinti šitą projektą, dėl to, kad truputėlį tą paprastųjų remontų sąrašėlį keičiame, dėl to, kad savivaldybės biudžeto lėšų irgi buvo skirta, tai tam, kad pataupyti savivaldybės biudžeto lėšas ir įrašyti į kelių priežiūros programos finansavimo lėšomis objektų sąrašą, tai ta prioritetinė eilė ir keičiama dėl to. O kas ten pakeista parašyta? Raimondos, ar turite klausimų komitetų nariai? Aš noriu paklausti, ar jie čia
turi mūsų tą eilę ir jie analizuoja ir jie čia perskirsto. Ne, mes perskirstom, bet jie analizuoja, kuomet mes aktuojame darbus, jie tiesiog žiūri, ar įtraukta, kokia suma numatyta ir kaip. Ir vat, dėl to, jeigu neįtraukta, negalės mums dirbti kelių priežiūros lėšomis. Įkišu vėl trigrašį, faktiškai nulinis reikalas čia mūsų šitam tokiuose sprendimo projektuose. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Nėra, tai bendrų sutarimų sutarėm, kad mano pristatytas sprendimo projektas būtų teikiamas tarybai. Aš praeitą savaitę buvau susitikęs atsitiktinai su vienu iš kelių direkcijos buvusios dabar kitaip vadinančios organizacijos žmonių, tai jie atvirų balsų juokėsi iš tų nustatytų tvarkų, bet kol kas jos galioja. Gal pakeis kas ateityje. Ačiū. Raimonda 14 sprendimo projektą pristato dėl Panevėžio savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkai yra savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo. Prieš tai pristatytas klausimas labai susijęs su tuo, ką dabar jums pristatau. Pagal naują prioritetinę eilę yra patikslintas objektų sąrašas. Ar tarybos komiteto nariai turi klausimų pranešėjai? Nematau. Ar yra norinčių pasisakyti dėl sprendimo projekto? Taip pat nematau, tai bendrų sutarimų ir pritarėm sprendimo projektui ir linkim, kad visi numatyti suplanuoti darbai šiais metais būtų sėkmingai užbaigti, nes kelių priežiūros ir remonto darbų sezonas artėja į pabaigą. Ačiū Raimondai, pritartas bendrų sutarimų ir 15 sprendimo projektą pristato Artūras Šatas dėl Panevėžio savivaldybės tarybos 2025 m. sausio 30 dienos sprendimo T-23 dėl Panevėžio savivaldybės 2025 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialios programos patvirtinimo pakeitimo. Prašom. Labą dieną. Parengtas sprendimo projektas pakeisti aplinkos apsaugos rėmimo programą. Tai yra iš vienų eilučių perdėti kitas. Pavyzdžiui, vandens tiekimai, nuotekų šalinimo sistemas remontui paaiškėjus rangovui lėšos mažinamas 45 iki 45 tūkstančių, 15 tūkstančių skirtumas perkeliamas į užterštų teritorijų tvarkymo eilutę, hidrotechninių statinių remontui ir rekonstravimui išlaidos mažinamas 28 tūkstančiais eurų, nes numatytas Gegužinės kaimo Paisterio seniūnijos užtvankos rekonstrukcijos projekto parengimo darbai užtruko ir šiemet greičiausiai projektą iki galo įgyvendinti nepavyks. 18 tūkstančių formuojama nauja eilutė pakrančių ir dugno valymo darbams, nes ties aptekos upeliu yra vykdomas melioracijos projektas ir būtų netikslinga atlikus griovio valymo darbus palikti šitą tvenkinį tokį apaugus, kitaip sakant. Tai vat, ekologinės spaudos prenumeravimai sumažinama 2000 eurų, sorbentų buvo nupirkti priešgaisriniai tarnybai, ten likutis 339 eurai. Kitaip tariant, užterštų teritoriją arba bešeimininkių atliekų tvarkymui didinama 34 866 eurais. Jeigu komiteto nariai yra susipažinę su lyginamajame rašte, viskas išdėliota yra. Kokias sumas į kokią eilutę perkeliamas. Kadangi mažinama ir taupomi pinigai, tai aš manau, kad neverta barti mūsų pirkimų organizatorių ir paklausti, jeigu nori komiteto nariai, prašom. Nėra klausiančių ar norinčių pasisakyti dėl sprendimo projekto. Man klausimas būtų ketvirtas čia yra punktas. 28 tūkstančiai mažinamos išlaidos Gegužinės kaimo Paisterio seniūnijos
užtvankos rekonstrukcijos projekto parengimui. Dėl ko, kas čia kaltas, kad nebuvo parengtas tas projektas? Ne, labai užtruko projekto parengimas, statybos leidimo išdavimas ir dar atrodo iki galo, gal Žemės ūkio skyrius vedėja galėtų pakomentuoti. Taip, ačiū, aš pakomentuosiu plačiau šitą eilutę, kadangi avarinės būklės esantis hidrotechninis statinys Paistrio seniūnijoje, reikalinga buvo rimta jo rekonstrukcija, o projektuotojų mes neturim didelio pasirinkimo, todėl sutikom mums rengti projektą Vilniaus inžinierinis projektavimas. Neturėjom to hidrotechninio statinio jokių dokumentų, tai projektavimas vyko 2 etapais. Pirmas etapas buvo tyrinėjimo medžiagos, rangovai samdėsi narus, nustatė, kokia yra situacija būklė statinių po vandeniu. Kai buvo parengta tyrinėjimo medžiaga, tada pagal ją buvo rengiamas projektas. Pats projektos derinimas užtruko dar ir dėl tos priežasties, kadangi ten eina Via Lietuva kelias, su jais sudėtinga buvo suderinti, eina dujotiekis, eina po tilto aukštos įtampos laidais. Kol su visom institucijom buvo suderinta, todėl ir užtruko to projekto parengimas. Šiuo metu jau turim parengtą projektą, kurio vertė 290 000 eurų ir faktas, kad dabar paskelbėm tik tai pirkimus viešuosius, kas atliks remonto darbus. Suprantam, kad visa šita suma per šios metus nebus įmanoma atlikti, todėl planavom mažesnę sumą, 90 000, kuriuos numatysim šiais metais atlikti darbus už tokią sumą, o likusią sumą iki praeitų metų pagal sutartį numatom iki spalio 15 dienos. Ačiū. Ar dar yra norinčių paklausti ar pasisakyti? Tai aš manau, kad šitas projektas tikrai nebus įgyvendintas ir dar neaišku, jeigu pirkimo nėra, o kokie rezultatai bus pirkimo ir kada bus, tai čia, ar ne taip, Zita? Aš manau, kad bus įgyvendintas, vis tiek turėsim. Šiemet įgyvendintas. Visas tai ne, tik tai ta suma 90 000, kuri yra numatyta šiemet, o kita suma sumažėjo 18 000, kaip Artūras pakomentavo, tai vykdant aptekos griovio valymą pagal intervencinę priemonę, kuri trunka 2 metus, savivaldybė prie jos prisideda 40% lėšų ir šiemet numatom baigti, paaiškėjo, kad aptekos valymas mums galimas buvo iki tilto, iki Jotainių tvenkinio pradžios ir ten susidariusi tokia per ilgus metus situacija, kad bebrai sunešė didžiulės salas, jos užtvenkė faktiškai upės pratekėjimą ir mūsų melioracijos griovys yra išvalytas aptekos upelėje, 14 cm aukštesnis vanduo jau atlikus valymą lygis. Tai mums būtina buvo tęsti to baseino valymo dalį tam, kad būtų nauda atlikta. Mes nebejojam, kad jūs gerai daro čia viskas. Ir labai džiaugiamės, kad šitas išlaidas galėjom padengti iš aplinkosaugos lėšų, neįtraukiant savivaldybės biudžeto lėšas. Tai dėl ko aš ir klausiu, kad ar bus jos įgyventos, nes liks nepanaudotos aplinkos lėšos. Tai man tas labiausiai. Jau pradėjo valyti. Gerai, sėkmės, viskas, ačiū. Ar dar yra norinčių šnekėti? Nėra. Tokiu būdu bendru sutarimu pritarėm šitam sprendimo projektui, taip? Pritarėm sprendimo projektui, ačiū Artūrui. Ir 16 sprendimo projektą dėl 0,0644 H dalies iš bendro 0,1998 H ploto valstybinės kitos paskirties žemės sklypo nuomos be aukciono. Pristato Agneta Slušnytė. Prašau, Agneta. Labą dieną. Tarybos sprendimo projekto tikslas priimti sprendimą nustatyti būtui bei jo priklausiniams daliai ūkinio pastato kiemo rūsio ir daržinės sklypo dalies dydį 0,0644 H ir išnuomoti šią sklypo dalį fiziniam asmeniui. Sklypas yra Raguvos miestelyje, tai yra daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos paskirtis. Prašymą pateikė vieno buto savininkas ir pritarus tarybos sprendimui būtų galima nuomos sutartį sudaryti ir užregistruoti registrų centre. Ar turite klausimų komiteto nariai, pranešėjai?
Ar yra norinčių pasisakyti dėl teikiamo sprendimo projekto? Nėra bendrų sutarimų, taip sakom. Bendrų sutarimų pritarėm šitam pateiktam sprendimo projektui ir tikimės, kad taryba taip pat pritars jam. Ir 17 sprendimo projektas dėl 0,0681 H dalies iš bendro 0,1998 H ploto valstybinės kitos paskirties žemės sklypo nuomos be aukciono. Prašom, Agnetė. Analogiškai, tik tai kito buto savininkas, lygiai tas pats gyvenamasis daugiabutis Raguvos miestelėje. Tai kažko daugiau turbūt pasakyti. Pritarus sprendimui galėsim nuomą sudaryti ir užregistruoti registrų centre. Nelabai kažko daugiau ir reikia. Ar turite klausimų komiteto nariai, pranešėjai? Nėra, ar yra norinčių pasisakyti? Nėra, tai bendrų sutarimų galim pritarti. Bendrų sutarimų pritarėm pateiktam sprendimo projektui ir tikimės taryboje palankaus sprendimo. Tai ką? Mūsų numatyti darbotvarkiai, patvirtintoj darbotvarkiai sprendimo projektai apsvarstyti. Dėkui administracijai, dėkui visiems, kurie aktyviai dalyvavo šiam šiek tiek kitokiam biudžeto komiteto posėdėje. Ačiū visiems. Sėkmės nesušalti Lietuvoje.